Sveiki, rūgučiai. Nu ką, chebryte, ta proga, kad jau turiu mikrofoną, tai manau, kad pasiimsiu šiek tiek pasivažinėti ir aprodysiu vieną iš savo mėgstamiausių vietų netoli Sidnėjaus. Tai nieko nelaukiam ir važiuojam. Na, o kad iki tos mano mėgstamos vietos nuvažiuot, tai turim pravažiuoti vieną iš tikriausiai įdomesnių kelių netoli Sidnėjaus, kur man bent jau labai patinka prasivažinėti. Visai nesenai beje atradau šitą kelią. Jisai veda per vieną iš nacionalinių parkų netoli Sidnėjaus. Reikia pasižiūrėti, ar man reikia beje nusipirkti bilietą. Ne. Man bilieto nereikia, galim, manau, važiuoti toliau. Kai kurie nacionaliniai parkai reikalauja bilieto, kai kurie kartais nereikalauja. Praeitą kartą, kai važiavau per čia, bilieto irgi pirkti nereikėjo. Šiaip nežinau, kada reikia, kada nereikia tiksliai, bet jo. Kuo šitas kelias toks įdomus, tai jisai yra vienas įdomesnių prasivažiuoti su motociklu. Ir jisai eina per labai fainą mišką, kurį visai greitai pamatysit. Tie, kas vairuojat motociklus, tai manau, kad tikrai suprasit, nes kelias pakankamai vingiuotas, greičiai pakankamai nedideli, bet labai faina išim posūkius. Ir čia nevažinėja tiek daug mašinų, o manau, kad motociklų sutiksiu tikrai nemažai, nes tai yra gan populiarus tarp kitų motociklininkų kelias. O kur aš šiandien važiuoju, tai kaip ir minėjau, į vieną mėgstamiausių savo vietų. Tie, kas mane sekat Instagrame, tai kai nuvažiuosiu tenai, tikrai atpažinsit tą vietą, nes aš ją keliu labai dažnai. Nu kaip dažnai, bent vieną kartą į 3 mėnesius stengiuosi nuvažiuoti. Ta vieta šiaip iš savęs yra labai graži ir ten mano yra tokia kaip vos ne meditacinė atsipalaidavimo, atitrūkimo nuo miesto vietelė, kadangi jinai yra tik tais valandą su pusė nuo Sidnėjaus. Ir kitas dalykas, ten nebūna tiek daug žmonių, kas yra keista, nors aišku, aš važiuoju dažniausiai darbo dienom. Šiandien beje yra irgi antradienio rytas. Manau, kad šitą vlogą sumontuosiu tikrai kažkur kitą savaitę, bet tie, kas žiūrit tą vlogą, tai tikiuosi, kad Lietuva prieš Bulgariją šiandien laimi ir tikiuosi, kad mes patenkam į finalą ir galbūt jau mes ir finale laimėjom. Tai jeigu gavom auksą lietuviai, sveikinu, jeigu ne, tai aš tiesiog šitą vietą iškirpsiu. Puikiai prisišnekėjau, sakydamas, kad nevažiuoja mašinos, tai čia dabar kaip tik reikia pastovėti už kažkokio sunkvežimiuko ir aišku, tuo pačiu metu pravažiuoja dar kitos 6 mašinos. Bet šiaip jo, čia tikrai nėra dažnas dalykas kiti automobiliai, tai manau, kad mes kažkurio metu šitą labai puikiai aplenksim. Šiek tiek atsilikau nuo priešais to važiuojančio sunkvežimio, nes visai smagu prasiliekti ir truputį pasimėgauti keliu. Dar vienas dalykas, kodėl man labai patinka šitas kelias, tai yra jisai labai atviras ir yra pakankamai daug gamtos ir čia labai skaniai kvepia. Australijos gamta turi kažkokį labai specifinį kvapą, kaip Lietuvos miškai, pavyzdžiui, turi kvapą, taip ir Australijos miškai turi kažkokį medžių, gėlių, žiedų specifinį kvapą. Man labai patinka šito oru kvėpuoti ir tiesiog šito keliu prasivažiuoti, tiksai pabėgimas iš miesto viso smogo ir gauni kaip gryno oro. Ir tuo pačiu, beje, jeigu nežinau, ar matosi žemėlapis, bet visiškai netoli yra vandenynas. Tai nuo to vandenyno irgi kažkiek gauni labai faino gryno oro. Nu ką, įvažiuoju į savo vieną mėgstamiausių ruožų, tai yra šis įspūdingas miškas. Norėčiau, kad įmanoma būtų per video perteikti kvapą, bet gaila neišeina, nes kvapas tikrai įspūdingas. Kitas dalykas, čia labai stipriai nukrenta temperatūra. Šiaip lauke dabar yra apie 22-23 laipsnius. Čia temperatūra miške nukrenta iki kokių 17-18. Kadangi miškas labai tankus ir mes be perstojo leidžiamės žemyn, gaunasi, kad mes esam labai dideliai užuovėje, kur nepatenka joks šiltas oras ir medžiai tuo labiau sustabdo šiek tiek pačius saulės spindulius. Na, o prieš mane, kaip matėt, irgi važiuoja vienas iš motociklininkų. Kaip ir sakiau, čia motociklų sutikti turėčiau tikrai daugiau, nes tai yra labai gan populiarus kelias tarp motociklininkų. Ko dar nepaminėjau dėl šito miško, tai čia oras yra labai drėgnas. Dabar važiuodamas juo gal 10 minučių aš jau pradedu šalt. Tikrai norėčiau turėti dabar žieminę striukę ant savęs, nors realiai, jeigu nebūčiau šešėlį, tai būtų
daug šilčiau ir net norėtųsi nusiimti striukę. Bet jo, čia oras labai drėgnas. Nu ką, aš važiuoju iš miško ir pirma apžvalgos aikštelė, manau, kad pasimato jau dabar. Jeigu pavyks, kažkur sustosiu. Vidury kelio šiaip, aišku, taip nereikėtų daryti, bet išlipsim šiek tiek pasižiūrėti, kas čia vyksta. Tai ką, mano tikslas yra nuvažiuoti tenais. Čia tokia pusiaukelės stotelė, visai graži. Konteinerinis laivas, kur šiaip dažniausiai čia būna, koks bent jau 30, jeigu ne daugiau. Šiandien realiai tik tais vienas. Manau, kad važiuojam toliau. Dar kelių šiek tiek liko, bet jau tikrai netoli. Saulytė šviečia, lauke labai šilta. Manau, kad jau tuoj pakils į kokių 25 ir reikės man nusirengti šiek tiek. Tai ką, atvažiavom į dar vieną vietą, kuri visai netoli tos, kurioje ką tik buvom. Čia yra viena iš man labai patinkančių vietų sustoti, tiesiog pavalgyti, atsigerti ir pabūti ramiai. Kas vyksta čia įdomu? O, kažką filmavo. Tikriausiai. Įdomu. Aš nei kiek nesistebiu, kad čia kažką filmuoja arba filmavo, nes vieta tikrai įspūdinga. Tik tais neturiu kur pasistatyti. Tai pabandysim dar kartą apsukti ratą ir paieškoti, kur prisiparkuoti. Prisiparkuosim prie kitų gražių draugų. Trumpam sustosim apsižvalgyti. Parodysiu jums vieną iš įspūdingiausių vietų netoli Sidnėjaus, bent jau man asmeniškai. Tai yra šita apžvalgos aikštelė. Kadangi oras šiandien labai geras, tai į tą paplūdimį pabandysiu nuvažiuoti pasimaudyti. Nežinau, ar bus pakankamai šilta, o tenais toli, net nežinau, ar pirštas teisingai rodo, bet yra gražus tiltas per vandenyną. Manau, kad varom toliau. Įdomu, ką filmuoja, kokį filmą. Gal reklamą. Dažnai filmuoja reklamas tokiose vietose, nes, suprantama kodėl. Čia būtų labai faina gyventi ir važinėtis dviračiu, nes labai daug yra dviračių takų. Aišku, kelias yra tik tais vienas, arba į pietus, arba į šiaurę, į kitą pusę, bet vis tiek pasivažinėti čia su dviračiu būtų amazing. Aš manau, kad yra kažkur ir šiek tiek miškuose keliukų. Tie, kas neturit automobilio arba motociklo, galite atvažiuoti čia su traukiniu ir ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, su dviračiu pasivažinėti, tai irgi įsimetat į traukinį dviratį, atvažiuojate iki čia ir visą šitą vietą galima išeksplorinti tiesiog pasivažinėjant dviračiu. Na, o čia, kaip ir sakiau, atsiranda daugiau motociklininkų. Atvažiavom į man labiausiai patinkančią vietą. Šitas tiltas yra viena gražiausių mano kol kas matytų vietų prie Sidnėjaus, bet aš jį parodysiu iš kitos pusės, nes jis daug gražiau atrodo ir plus parodysiu iš viršaus, ten, kur tikriausiai vienas gražiausių vaizdų atsiveria. Tai ką, palikau motociklą už savęs
Iš karto atsiprašau už labai prastą garsą. Bandau įrašinėti ir su mikrofonu ir pažiūrėsiu, ar per kamerą gal kažkas girdėsis. Tai jo, palikau emociją už savęs. Tikriausiai matosi, kad gan šilta lauke. Šiaip norėčiau būti su šortais, bet su mocu nelabai pavažinėsiu su šortais. Tai einu kaip tik dabar parodyti tą vaizdą, dėl kurio čia realiai ir atvažiavom. Tiksliau vieną iš dviejų vaizdų. Tai pirmas bus nuo paties tilto, kurį ką tik pravažiavom, o kitas bus iš viršaus. Tai einam pasižiūrėti. Ir pasižiūrėti. Pabandysiu priartinti ir parodyti, gal išeis tenais, pamatyti apžvalgos aikštelės. Tenais yra paplūdimys, į kurį po to važiuosiu. Ir iš kitos pusės yra pats tiltas ir viršui tenais gal labai sunkiai, bet matosi žmonės. Tai kai grįšiu prie moco, ten yra tokia ale, slapta vietelė, per kurią galima užlipti viršų ir iš ten pamatyti tikriausiai patį gražiausią vaizdą. Dabar parodysiu, kur yra ta slapta vietelė, kur galima užlipti ant kalno ir pasižiūrėti labai gražų vaizdą. Tai jeigu ten yra parkingas, tiems, kurie šiandien niekad nebuvot, ten prisiparkuoji mašiną, paeini šiek tiek toliau ir čia yra tokia properša. Aš dabar gražiai pereisiu per kelią ir parodysiu, kaip rasti užlipimą į kalną. Tai randat ženklą, kuris įspėja, kad čia jokiais būdais negalima eiti, tai kitaip tariant, man ženklas, kad reikia eiti. Tai ką, bandom užlipti ir pasižiūrėsim, kur šitas kelias nuves. Beje, šitas kelias labai fainas, nes visur yra virvės, tai jeigu kažkam sunkiau lipasi, tai visada galima virvių pagalba užlipti. Nu ką, aš pusiaukeliai, šiek tiek padusęs, bet jo gaunasi kopimas per džiunglės. Kol kas nei gyvačių, nei vorų aš nesu čia sutikęs, bet negarantuoju, kad jų čia nėra. Tai šiaip būtų labai faina kokį didelį vorą pamatyti. Gyvačių nelabai. Aš vorus mėgstu, bet gyvačių ne. Tai jeigu koks bus voriukas, būtinai parodysiu. Pats lipimas į kalną užtrunka apie kokias 7, gal 10 minučių, jeigu kažkiek sustoji pailsėti. Bet manau, kad jisai tikrai atsiperka, nes vaizdas iš viršaus, manau, kad pakankamai įspūdingas. Tie, kas mane pažįstat, tikriausiai žinot, kad aš labai bijau aukščio. Tai vienas didžiulis pliusas šitos vietos, kad net kai esi pačiam viršui, nesijaučia, kad esi labai aukštai. Tai tie, kas bijot aukšto, rekomenduoju atvažiuoti. Beje, ten apačioj, nežinau, ar matysis dabar, bet priartinus gal pamatysit suoliuką, ant kurio galit labai romantiškai pasėdėti. Čia galbūt poreliam, aš vienas ten sėdžiu. Juokinga, bet faina tiesiog kartais būna prisėst. Šiaip dažniausiai čia būna, žmonių pastoviai eina, bet jeigu atvažiuosit kokią darbo dieną, tikriausiai kaip ir man pasiseks ir nebus nei vieno žmogaus iš viso. Tai čia yra geriausia vieta, kurioje gali sustoti ir chebrytę. Manau, kad verta. Man atrodo, kad radau paplūdimį, nežinau ar tą, bet panašu, kad kažkokį tikrai radau. Žiūrėsim, kiek arti galiu privažiuoti. Šiek tiek papūgų vaikšto parkelyje. Įdomu, ar čia yra tas paplūdimys, į kurį nuvažiuoti norėjau. Man atrodo, kad tas. Kas man labiausiai patinka atvažiavus į paplūdimį, tai matyti tokį ženklą. Tai pasirodo, kad šitam
arba netoli šito paplūdimio, tiksliau, yra gyvačių. Kaip ir minėjau, gyvatės nėra mano mėgstamiausias dalykas. Aš labiau mėgstu vorus, bet jeigu pamatysiu gyvatę, tai manau, kad tikrai prieisiu nufilmuoti, bet per kokius 2 metrus. Beje, rašė, kad ta gyvatė užauga iki 2 metrų ilgio. Tai vat. Bet gal visai ir pasiseks, šiandien nesutik nei vienos gyvatės, tikiuosi. O ką, aš einu link paplūdimio ir gal, jeigu bus pakankamai nedidelės bangos, pavyks išsimaudyti. Bet šiandien vėjas labai didelis, tai labai abejoju, kad pasiseks. Nu, bet fingers crossed. Einam pasižiūrėti. Radau biškį užuovėje, kur prisėst, tai bangos pakankamai didelės. Nors aišku, užsidėjau maudymkę, optimistiškai gal pavyks ir kažkiek iššokti. Čia šalia žmonės ten mačiau pasimaudė 5 sekundės ir išlipo, nes sudaužo bangos stipriai labai. Bet vis tiek noris, šiaip vanduo atrodo labai šiltas. Nors kiek žiūrėjau, tai 18 laipsnių vandens temperatūra, bet tikrai neatrodo, kad 18, atrodo, kad daug daugiau. Ir tikrai noris bent kažkiek pasimaudyti. Bet jeigu šiandien nepavyks, tai šią savaitę tikrai žinau, kad pavyks gal ketvirtadienį nuvažiuoti į vieną vietą, kur daug ramesnis. Yra užuovėje, yra šiek tiek mažiau bangų ir gali labai fainai pasimaudyti. Tai galbūt dar vienas video bus tiesiog su maudynėm. O ką, šiandieną, kaip ir sakau, viską prodžiau, tai manau, kad ties tuo ir pabaigsiu. Tikriausiai bus daug ilgesnis video negu kiti, bet gal bus įdomu pažiūrėti šiek tiek vaizdų ir mažiau manęs klausyti. Tai va. Tai toks šiandien video ir tada susimatom kitą kartą.